Sveiki visi, po ilgos pertraukos, jūs esat mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir pas mus jau kalendoriuje tikras ruduo, beržai gelsta, vadinasi mūsų mezgimo sezonas grįžta su pagreičiu. Tai ta proga grįžtu pas jūs ir aš po ilgo laiko, ko gero po beveik pusmečio. Per tą pusmetį, galiu pasakyti, buvo visko, buvo ir taip, kad labai mezgiau, buvo ir taip, kad nemezgiau visiškai. Buvo ir traumų, kurios nelabai leido megzti, bet dabar jau viskas gerai. Megzti vėl noriu, vėl galiu ir mezgu su malonumu. Tai ką, pasidarom tradiciškai kavos arbatos arba ko nors gaivesnio šaltesnio, nes šiandien mes turim jau trečiadienį, rugsėjo 4 diena ir termometro stulpelis šoka virš 20 ar 30 laipsnių. Taip kad, žodžiu, gaivinamės dar kaip galim ir džiaugiamės dar tą prasitęsusią, nors ir ne kalendorinę, bet sakykime vasarą. Tai va, tai tiek tos beletristikos tam kartui, tarp kitko. Didžiausi sveikinimai mokiniams ir jų tėvams su prasidėjusiais mokslo metais. Kažkam tai yra naujos patirtys, kažkam trūksta noro ir motyvacijos po tokios fainos, smagios, šiltos vasaros. Galiu tikrai visus suprasti, pati šiais metais turiu 2 pirmokus. Sūnus išėjo į 1 klasę. Tai va, tą progą turiu galimybę pafilmuoti, nes pasiėmiau atostogas, nes aišku, vaikštom dabar peškom. Nebesinaudojam automobiliu, kad, žodžiu, įgautų tuos įgūdžius vaikščioti vienas reikalui esant, o dukra 1 gimnazijos klasėje, tai vat sakau, 2 pirmokai, tai tikrai puikiai galiu suprasti ir tėvus, ir vaikus, ką reiškia tas atėjęs rugsėjis. Tai vat, ką, sakyčiau, pradedam, ar ne? Aš turiu šiaip jau dar puodelį savo rytinės kavos, jau atšalusios. Bent tokiu oru šalta kava neerzina. Susidrėkinam gerklę ir pradedam pasakojimą. Nežinau, kiek aš čia daug jums turiu ką papasakot, bet, pradedam nuo kažko. Tai prisipažinsiu, vakar žiūrėjau savo paskutinį video, kad bent jau prisiminčiau, ką aš jums rodžiau, ką jūs esat matę. Kuo pabaigiau, tiksliau, įdomiausiai buvo tai, kuo pabaigiau, nes nežinau, nuo ko pradėti šį video. Šitie tarpai nėra į sveikatą visiškai. Tai mes pabaigėm procesais mano pradėtais. Tai buvo tas vienas slaptas procesas kojinės. Tarp kitko, užbėgant įvykiam už akių. Šitoj iššūkyje kojinių dėžutė 2024 aš kaip ir nebedalyvauju, numezgiau 2 kojinės, man užteko, kad aš suprasčiau, kad su visa pagarba kūrėjai, tai yra labai puikiai graži iniciatyva, tai yra begalė gražių numegztų kojinių, aš įsivaizduoju, kad merginos, kurios mezga, yra patenkintos, laimingos ir visa kita, bet rėmai ir užduotys ko gero yra ne man. Tai va, bet čia tik mano nuomonė. Tai va, ką, pabaigiau tom, žodžiu, slaptom kojinėm, kurių negalėjau aš jums parodyti. Traukė mane skambutis, gavau eiti įsileisti, žodžiu, parvežė skaldą takeliam. Čia visiškas off-topikas, bet vis vien. Tai va, kuo aš pabaigiau praeitą video, tai yra tuo, kad mezgiau kojinės, apie kurias negalėjau nieko sakyti. Jeigu žiūri Dominikos mergina su mezginiu video, tai turbūt supratot, kad tai buvo vištų kojinės, kaip mes jas pavadinome. Ir štai koks mano rezultatas. Va, kaip ir nosiukas kiaušinukas ir vištos. Dabar iš ko jos mezgėsi? Mezgėsi jos pas mane iš Dropsnordo, išvis turbūt visas žakardinės kojinės, kiek aš esu mezgusi, patogiausia yra megzti iš Dropsnordo, nes siūlas yra pakankamai gero storio, nėra tas toksai, sakykime, plonas ir slidus, siūlai viens su kitu gerai susikabina, ko pasekoje gaunasi gražus žakardas. Štai kaip jos atrodo, jeigu iš arčiau. Štai. Kas mano nuostabai buvo labai įdomu, kad
nežinau, galite matyti, kad Dropsnordas paleido beprotišką pūką. Nu, beprotiškas, va šitie plaukai nerealūs. Tai va, kojinės laukia turbūt sekančių Velykų, kad galėtų būti panešiotos, jų aš niekam nežadu dovanoti, pasiliksiu savo. Bus mano maža tokia tradicija apsiauti šias kojinės per Velykas. Tai va, ir viena, ir kita kojinės, žodžiu, abidvi numegztos ir abidvi laukia sekančių Velykų. Tai va, siūlų jom aš turėjau likučius, tai kaip ir apsimažino ir likučiai, ir kojinės nusimezgė, kaip ir situacija, sakau, kad gera su šitom kojinėm. Tai va, apšnekėjom, dedam mes jas į šoną. Čia pas mane kamputis matosi bardakas, bet aš kaip nors išsitrauksiu iš to bardako viską palaipsniui, kad jums galėčiau parodyti. Sekantis dalykas, ką jūs matėt, vieną numegztą, antrą pradėtą, tai buvo va, štai sekančių šitos kojinės. Vėlgi iš Dropsnordo, iš tos gražios tokios švelnios alyvinės spalvos. Nelabai žinau, ką aš dar galiu apie jas pasakyti, apart to, kad jos yra numegztos ir ko gero keliaus dovanų. Dovanų ko gero jas gaus mano manikiuristė, kuri yra itin didelė mano megztų kojinių gerbėja. Tai vat, dvi tokios fainos, romantiškos kojinės su kvarbatkytėm. Reiktų iš tikrųjų pakartoti, nes tos, kvarbatkytės, sakykit, ką norit, suteikia žavesį kojinėm. Tokia maloni detalė. Tai vat, antra pora kojinių. Dabar kas sekė toliau? Toliau aš jums rodžiau savo šitą vargšą pradėtą megztinį, kuris šiai dienai jau yra numegztas iš siūlų su žvyneliais, kurie aš permezginėjau kelis kartus. Ir va štai taip, ką aš galiu pasakyti, kad jis yra irgi pabaigtas. Net negaliu tiksliai pasakyti, kada aš jį pabaigiau. Va štai pabaigtas, numegztas, išskalbtas, padėtas ir nė karto neapsivilktas, nes orai šią vasarą, ačiū Dievui, mus džiugino taip, kad nebuvo progos išsitraukti ir prisiminti kažkokių šiltesnių megztinių. Tai va, nuotraukų kaip ir aš irgi su juo neturiu padarytų, bet gavosi absoliučiai, bazė. Daugiau nieko apie jį aš negaliu tokio pasakyti. Apart to, kad, laukiu tikrai, kada šitie žvyneliai galės truputėlį pablikčioti rudenio saulėje. Kažkiek jie matosi. Bet tokie labai labai subtilus. Toksai megztinis laukia. Laukia šiek tiek, kol atvės orai. Pabaigtukas dedam į pabaigtukų krūvą. Dabar toliau buvo tokia situacija, kad benaršant Instagrame, ko gero, kaip ir dauguma, taip ir aš, visos turbūt tos idėjos, ką megzti toliau, ateina pas mus iš Instagram. Ir aš prenumeruoju tikrai ne vieną, sakykime, tą tokią kūrėją, kuri rašo aprašymus. Ir mano akis užkliuvo staiga už Lana Knit būsimo aprašymo. Tuo metu, kai aš tik pamačiau tą pačią idėją, kam jinai ruošia aprašymą, aš jau supratau, kad jau aš norėsiu tai megzti, nes man tai patiko. Keliom dienom praėjus, jau ji buvo paruošusi aprašymą. Aprašymas yra rusų kalba. Tarp kitko, aišku, tai yra labai jautri tema, bet kada nors aš norėčiau pasikalbėti su jumis tą temą, bet ne šiandieną. Tai to oficialaus viršelio aprašymo aš jau kaip ir neturiu. Turiu tik tai tą antrą, štai kaip atrodo tas megztinis, kurį aš jums parodysiu sekantį numegztą.
Ir man atrodo, šitą merginą tikrai dauguma jūs žinot ir pažįstat, kas jinai tokia. Nežinau, kažkokiu stebuklingu būdu jis sugebėjo įsiveršti į YouTube, užkariauti visų širdis, savo aprašymais, savo pamokom ir kažkokiu, nežinau, stebuklingų kosminių greičių pas ją gimsta vis nauji aprašymai, o apie idėjas tai iš viso tyliu. Tai va toksai va aprašymas mane labai suviliojo, aišku, man reikėjo megzti čia ir dabar, vos tik aprašymas išėjo, aš jį nusipirkau. Ir žodžiu taip, siūlų, maniau, kad turiu siūlus, pasiėmiau savo baltą mercerizuotą medvilnę, nes vienas iš rekomenduojamų siūlų buvo medvilnė. Ir pradėjau megzti. Kaip tą tokį kitą siūlą, nes kaip galite matyti, čia yra megzta dryžiukais. Šitas megztinis po kelias eilės. Pasiėmiau, turėjau vat štai auksinį viskozį. Vat štai tokia virvelė. Ir man rodos originaliai, vat šitam megztuke irgi yra vienas dėtas medvilnės siūlas ir kitas dėtas kažkokios tokios panašios viskozės, liureksinės. Ir aš aišku pradėjau megzti ir tas mezginys mano stovėjo kaip kaulas. Neturiu kito žodžio, nes mercerizuota medvilnė, jau gyvenimas manęs nieko nemoko, pasikartosiu. Ta mercerizuota medvilnė mane veda iš proto, aš kas kartą užkimbu ant tos gražios baltos spalvos ir aš kas kartą užkimbu ant medvilnės ir kas kartą aš tiesiog negaliu iš jos megzti. Tai ta babina mano medvilnės neįstovi. Sėkmingai, nežinau, gal kada nors vėl norėsiu ką nors nerti, kokį pleduką staltis ar dar kažką, bet kol kas šitą idėją numegzti kažką nešiojimo iš tos mercerizuotos medvilnės aš atidėjau neribotam laikui. Tai vat, vienas iš jos rekomenduojamų siūlų buvo iš Gazal Organic Baby Cotton. Pas ją yra čia labai nemažai, visas sąrašas buvo tų rekomenduojamų siūlų, bet kadangi aš turiu šunį, kuris žiauriai mėgsta viską, kas yra susijęs su mano mezgimu, pradedant aprašymais, baigiant siūlais ir pačiais mezginiais, tai šitas mano viršelis, jau aš jo nebeturiu ir nebeturiu kelių lapų iš aprašymą. Dabar, kas liečia šitą aprašymą, jūs gaunat kelis lapus tokį visiškai bazinį instrukciją. Ir prie viso to eina jos video, kuriame jinai žingsnis po žingsnio viską labai nuoširdžiai parodotų visus esminius momentus megztinio mezgime, kas nesudaro didesnių problemų tikrai nusimegzti. Nu ir ką, kad jau čia man užsidegė, kad jau čia reikia to megztinio, aš staigiai susiradau, kur aš galiu nusipirkti kaunėtų siūlų ir nusipirkau. Nei vieno kamuoliuko likusio neturiu, bet išsaugojau jums etiketę. Kaip tai atrodo, vat, tai yra Gazal Organic Baby Cotton. Spalva yra balta. Šiaip norėjau, jų paletėje yra dar tokia labai graži prigesinta balta spalva. Labai norėjau tos prigesintos, bet neturėjau tuo metu, o kadangi man megzti jau labai reikėjo čia ir dabar, tai pasiėmiau, vat, spalva štai yra 415. Mano megztinio jinai yra tokia jau spindinti balta. Vat, štai taip. Etiketę išsaugau, kas yra labai gerai. Dabar kiek aš tų kamuoliukų sumezgiau, negaliu net tiksliai atsakyti, nes nebeatsimenu. Lyg rinkau etiketės, lyg po to mano šuo pasirūpino, kad tos etiketės būtų sunaikintos sėkmingai. Arba 7, arba 8 kamuoliukus. Neatsimenu, garbės žodis. Bet raštas, kaip jūs žinot, yra mėgstantis siūlą, valgantis siūlą ir štai koksai rezultatas gavus. Vėlgi, bazinis, eilinis rodosi megztukas, mezgėsi tikrai smagiai, fainai, didelio numerio virbalais, lygtais 4,5. Gavosi toksai, sakykime, plastiškas, va toksai jisai, va šitas raštas jisai toksai ir yra. Šiaip realiai jį galima nešioti iš abiejų pusių, bet kadangi šitoj antroji pusėje mano yra visi suslapstyti siūlų galiukai, medvilniai, neatradau dar tokio būdo, kad aš juos galėčiau suslapstyti kažkaip itin nepastebimai, tai tebūnie aš jį nešiosiu, žodžiu,
tik vieną pusę. O šiaip viskas yra gerai, viskas yra gražu, tik yra vienas momentas, kuris mane truputėlį trikdo. Gal tai bus nepastebima žmogui, kuris nemezga, nežino ir taip toliau ir panašiai, bet kur buvo eilės pradžia nugaros dalyje, pas mane gavosi toksai štai takelis, jūs jį galite matyti. Jisai lyg tai toksai yra kaip ir ryškesnis, bet kadangi, kaip aš sakau, jisai yra nugaros dalyje, šiek tiek jau jisai man eis link šoninės dalies, galimai gali būti, kad apie jį žinausiu tik aš, o niekas kitas nepastebės. Nes mums visada atrodo, kad visus tuos dalykus, kurie yra negerai, pastebi visi. Bet iš tikrųjų nepastebi niekas išskyrus mūsų. Tik mes vieninteliai žinom, bet šitas mūsų vidinis perfekcionistas, jisai mums smegenis sumala iki tiek, kad mes jau norim, kad jau niekur nebūtų jokių gink-die, dalykų, kuriuos galėtų pastebėti kažkas. Tai va, dar kas buvo įdomu šitame megztinyje, tai buvo priekaklio mezgimas. Priekaklis, kaip matot, nesimezgė po išmezgus štai apykaklė šitą baltą dalį. Priekaklis, sakykime, toksai mezgėsi pabaigus megzti reglaninę liniją. Ir žinokit, negaliu pasakyti, kad čia labai blogai buvo. Kaip sprendimas štai tokiam raštui, sakykime, ko gero buvo vienintelis įmanomas, norint iš viso turėti priekaklį, o neiti tuo lengvuoju keliu, kaip eina, sakykime, ta pati Petit Knit savo mezginiuose, darydama, pavyzdžiui, mezginius visiškai be priekaklio. Tai aš jau geriau būčiau štai už tokį nestandartinį variantą reglanę, kas, pavyzdžiui, apvaliojo priekaklis mezgamas, išmezgus apvalią apykaklę yra visiška norma ir visiškai normalu ir visus mezga ir naudojasi ir patenkintos. Reglanė tai buvo man pirmas kartas, bet negaliu pasakyti, kad tai buvo labai keista buvo, bet lyg atrodo, kad viskas gerai ir nešiosis gerai. Čia toj nugaros pusėje galima matyti ta dalis jau, kur mezgėsi ir rinkosi akis. Tai va, dar vienas megztinis, kuris buvo numegztas, bet nebuvo panešiotas, kuris laukia vėlgi truputėlį atvėstančių orų. Ir ko gero šiai akimirkai tai buvo viskas, ką aš sugebėjau numegzti per visą šitą netrumpą laikotarpį, kol mes nesimatėm. Dabar apie mano procesus. Irgi rodžiau kaip procesą, kad buvau pradėjusi Mobi. Jau antras variantas Mobio, aš jau vieną baltą, jeigu žiūrit mane senai, stebit senai, žinot, kad aš jau vieną esu nusimezgusi baltą, kuriuo mes labai sėkmingai dalinamės su dukra praeitą žiemą. Tai dabar aš pirkdama tos baltus siūlus nusipirkau štai tokius dangaus žydrumo siūlus. Vėlgi, etiketę aš turiu. Spalvos numeris yra 18 Drops Aero. Bet dabar čia yra chaltūra. Va čia tai yra chaltūra ir nebijau to pripažinti. Nes, aišku, kaip visada. Aišku, vėlgi, kurios žiūrit senesnius video, tai aš jau pasakau tą istoriją, kad mano šuo, pasikartosiu, žiauriai mėgsta siūlų, įvairius viską. Ir žodžiu, jinai sutvarkė tuos mano Drops Aero šviežius kamuoliukus. Aš, aišku, nepasididžiavau, susirinkau, susiviniojau ir mezgiau. Turėjau 6 kamuoliukus, kurių, aišku, man yra negana. Ir visai nesenai užsisakiau dar kelis kamuoliukus, kad galėčiau pabaigti šitą megztinį. Aišku, atvažiavo partijos numeris ne tas, kas dropsuose ir ko gero, ne tik dropsuose, nereiktų taip sukonkretinti, kad tik pas juos atspalvis skiriasi. Ir skiriasi ženkliai. Ir dabar jau gaunasi chaltūra. Čia bus tas megztinis, su kuriuo į svečius mes tikrai neisim. Su kuriuo mes galėsim nuvažiuoti į parduotuvę, išeiti, žodžiu, su rogutėm ant kalniukų, bet ne į svečius, nes vaizdą šiandien dienai turim tokį. Spalvos skirtumą galite matyti. Nežinau, dar gal po skalbimo
man kažkiek susivienodins, kuo aš labai abejoju, bet skirtumas yra daugiau nei akivaizdus. Bet kada aš jau pradėjau, tai vat ir mezgu. Kūno dalis yra numegzta, apykaklė apipavidalinta ir vat netgi matot, kad vat jau nebeužtekau siūlo pabaigti apatiniai atnarai. Nu, žodžiu, nesididžiuoju šitų mezginių, negaliu pasigirti ar dar kažką, bet mezgu, pabaigsiu, numegsiu, kažkokiu būdu sunešiausim. Nes mano megztinių arsenalas dabar yra ženkliai apmažėjęs, nes pagaliau susikaupiau ir labai didelę dalį savo tų tokių storųjų mezginių, kurias sumezgusi, atidaviau mamai. Mano mama moteris, žodžiu, virš 60 jau metų, jai dažnai būna šalta, jinai, žodžiu, nesibodi pasirengti ir bliuzelių, ir golfukų, ir dar megztinio, žodžiu, ant viršaus, kas turit vyresnės mamas, ko gero, žinot ir suprantat, apie ką aš kalbu. Ir, žodžiu, atidaviau labai daug savo megztinių mamai. Vieną iš jų atidaviau ir Ridaris šitą savo žakardinį megztinį, ir liemenę, ir šitą savo baltą, ne baltą, bet mešką tą savo atidaviau, kur mezgiau, man rodos, iš Drops Nepalo ir Kicilko. Tai vat, tai žodžiu, moteris galės pasidžiaugti, aš turėsiu vietos savo naujiem mezginiam, kas irgi nėra blogai. Tarp kitko, aš jums dar nepabaigiau pasakoti apie savo gatavus mezginius. Rodžiau Instagrame, rodžiau Facebooko mūsų grupėje, kadgi įvyko slaptas vesto kojinių mezgimas. Nusugundė mane šitos širšės, kartu jungtis ir megzti. Ir štai koksai rezultatas mano atveju gavosi. Mezganties, kaip ir rašiau, žinokit, minčių buvo visokių, nes kur buvo visa esmė? Visa mezgimo esmė buvo, kad tu nusipirkai katę maiše. Už kelis eurus tu nusipirkai katę maiše ir lauki. Ir kiekvieną savaitę gaudavom po vieną dalį megzti šitom kojinėm. Ir kas kartą gavus po naują dalį, tiesiog žiūrėjau ir nesupratau, ką žmogus turi vartoti, kad jos smegenys veiktų tokiais principais, kad galėtų sugalvoti tokius dalykus ir dar ypatingai kojinėse. Mesgi pripratę, pasiėmei siūlą, numezgi kojinės, turi 2 siūlų galiukus, viskas, tavo kojinės gatavos. O čia reikia vienos pagrindinės spalvos ir 3 kontrastinių spalvų. Aišku, ten visa esmė buvo jo ta, kad megzti iš rankomis dažytų siūlų, kadangi aš rankomis dažytų siūlų turiu tik tais likučius, kuriuos sugavusi iš Dominikos, jos rankų dažymo, ir juos aš saugau. Tai aš taip geriau pasikuičiau, susiradau kelis įmanomus variantus, iš kurių aš galiu megzti šitas kojines ir susirinkau savo visus opal kojinių likučius. Kas negaliu pasakyti, kad man buvo labai palanku, nes mezgiau, kai reikėjo baigti kojines, pradėjo trūkti siūlų. Trūkau pilkos spalvos užbaigti visam ilgai. Teko nusiardyti nuo kantelio šito, kad galėčiau užbaigti ilgį. Tada mezgant jau kojinės nosiuką, trūkau šitos ryškios spalvos. Viena kojinė, manau, buvo pilnai numegzta, kad galėčiau užbaigti šitą kojinę, gavau nuardyti šitos kojinės, nes man trūko ten porai paskutinių eilučių ir pačiam susiuvimui. Gavau nusiardyti, žodžiu, šitos kojinės nosiuką, kad pabaigčiau tos kojinės nosiuką. Žodžiu, pati pabaiga tai jau buvo, nežinau, trūko tik fejerverkų, nes jau dūmai man rūko prausas. Tai vat, mezgėsi šitos kojinės, ko gero, visom įmanomom kojinių mezgimo technikom. Garbės žodis. Pradėkim nuo to, kad šita dalis mezgėsi, kaip plokštuma pirmin atgal. Tada kojinės viršus mezgėsi kaip atskira dalis, tada prisimezgė atvartukas. Tada
Aš ko gero nepasakoju tą tikrąją sekos tvarką, tad mesgėm kulną brioše techniką arba buvo galima megzti ripsu. Ripsu, aš aišku niekada nemesgus brioše techniką, tai man buvo labai įdomu išbandyti, tai vat kulnas gavosi toksai, tada susirinkinėjo akis, žodžiu, susimesginėjo su šita vat visa dalim ir mesgėsi nusiukas. Nu, žodžiu, keikiausi, stvėriausi už galvos, norėjau išmesti, sudeginti, pamiršti, nebemegzti. Bet dar kažkur turbūt manį slypėjo dar ta tokia viltis, kad vis dėlto aš galiu jas įveikti ir numegzti. Nu, aišku, aš jas ir įveikiau, ir numezgiau jau perkūnais besisvaidinama. Bet įveikiau. Aišku, įveikiau, tada jau atėjo toksai pasididžiavimas savim. Bet dar ko aš neįstengiau padaryti, aš neįstengiau suslėpti visų siūlų galiukų. Nes garbė, nežinau, aš nemoku jums papasakoti, čia jau dalis yra suslėpta tų siūlų galiukų. Bet aš neįstengiu morališkai prisiversti suslapstyti jų iki pabaigos visų. Nes o Dieve, o Dieve, o Dieve. Sakau, įvertinkite tai, kad dalis jau yra suslėpta. Ir štai, sąžiningumo žodžiu minutėlė, kaip atrodo ta kojinė iš virkščios pusės. Matot, kaip kartais gražus fasadas gali slėpti kokį vidų. Tai vat. Tai žodžiu, esmė yra tokia tų kojinių. Jos gražiai atrodo iš fasado pusės, aš jų niekam nedovanosiu, aš jų pati nenešiosiu, aš jas pasidėsiu į sekciją. Pasidėsiu į sekciją ir tai bus mano vienetinis egzempliorius, kurio aš turbūt tikrai niekada nekartosiu. Buvo labai smagi, faina patirtis. Jau maniau, kad jau kitais metais, tai tikrai aš jau čia nepasiduosiu visom aferom šitom, bet pasiduosiu. Kojines tikrai megsiu. Vat panos dar žada megzti skarą pagal jį. Nu, skara yra tas dalykas, kuris aš numegzti galiu, bet aš nenešiosiu. Bet va šitas kojines man tiesiog gera turėti. Man žiauriai patinka mano spalvinis pasirinkimas, žiauriai gražiai atrodo smagiai išpildymas visas. Ir mat juos balatos siūlų galiukus. Aš jų vis tiek nenešiosiu, tai yra suvenyras mano sekcijai. Tai vat. Žodžiu, galiu didžiuotis, įveikiau ir viskas. Dabar lauksim kitų metų, ką dar jisai gali sugalvoti. Ką tas žmogus gali sugalvoti dar. Nu, atrodo, mes visi žmonės iš to paties kūno kraujo, bet, nežinau, smegenys veikia absoliučiai. Nu, absoliučiai. Kosmosas. Kosmosas. Tai vat, ir dabar mano pats šviežiausias pabaigtas mezginys, kurį aš pabaigiau dar šiandien ryte gerdama rytinę kavą ir žiūrėdama YouTube video. Tai yra kojinės. Kojinės megztos pabaigus va šitas vesto kojinės. Nes aš pagaliau norėjau numegzti kojinės, kurios turėtų 2 siūlų galiukus. Kurios te turėtų paprasčiausius 2 siūlų galiukus. Ir aš jas ėmiau ir numezgiau. Štai, kaip jos atrodo ant blokatorių. Labai smagiai mezgėsi, labai įdomus mezgimas, labai įdomus kulnas. Tuo aš nuvilksiu ir parodysiu, kaip visą tai atrodo. Ir parodysiu, kodėl reikia kojinių blokatorių ir kodėl kartais kojinėm tiesiog privalomas blokavimas. Štai, čia yra mano numegzta ir skalta blokuota kojinė. Štai kaip taip atrodo. Tarp kitko, man labai patiko idėja megzti kojinės viršų, tai yra dvigubas. Mezgėsi geros akis ir paskui susimezgė su apmestų akių kraštu. Štai kaip tai atrodo iš vidinės pusės ir kaip atrodo iš išorės. Ir tai yra tikrai tamposi gerai ir atrodo, nusakyčiau, taip jau fabričnai. Va, štai kokia gavosi kojinė. Spalva persiduoda ganėtinai teisingai. Tokia samaninė salotinė. Va, štai kaip tai atrodo. Ir kulnas irgi. Vienas toksai įdomesnių elementų, kaip man dabar parodyti, kad jūs suprastumėte. Žodžiu, kulno pradžia yra platinimas, po to eina sutrumpintos eilės, tada eina siaurinimas ir tada vėl eina rašto dalis.
ir tada šitas pirštų dalis. Žodžiu, mezgėsi smagiai, mezgėsi greitai, raštas paprastas, lakoniškas, geometriškas, siūlų galiukai pagaliau buvo 2 vienoj kojiniai, kas negali manęs nedžiuginti. Tai vat su mielu noru nusimezgiau porą puikių kojinių artėjančiam rudeniui. Siūlai, iš kurių mezgiau, yra iš Zauberbol, kurių etiketę turiu. Turiu ir siūlų likutį, turiu ir etiketę. Štai kaip tai atrodo etiketė. Vat juodas katiniukas, vadinasi Admiral, spalva 0383 ir vadinasi Farbe Oliven. Nu, galiu sutikti, tikrai žalios alyvuogės spalva gali būti. Nu, va, dar toks likutis man liko, bus sekančiam vesto kojinė. Juokauju. Arba ne. Tai va, taip atrodo blokuota, išskalbta, pabaigta kojinė, o taip atrodo kojinė, kurią aš pabaigiau megzti šį rytą. Į ką jums tai panašu? Štai, nu, vat galit palyginti, ką iš kojinės gali padaryti blokatorius. Štai. Vaizdelis toks atitinkamas, ar ne? Nu, pat. Tai va, šita kojinė dar laukia skalbimo ir blokavimo ir galim dėti irgi į pabaigtukų krūvą. Dabar, kas liečia dar mano procesus, šiaip turiu pradėjusi kojinės dar vienas megzti, kažkokią apėmė nostalgiją, nežinau, galvoju, reikia pamėginti megzti dar vienas kojinės. Tuo raštu, kur aš esu padariusi video, kur yra 2 siūlų spalvos. Bet pasirinkau kažkokius tokius tamsius siūlus. Šiaip bendrai paėmusi nėra būdų čia tokie. Nu, aišku, ta pagrindinė spalva yra tamsi, šita pagrindinė spalva yra irgi iš opal. Šita marga yra iš nako. Ir jas abi sudėjus kartu gaunasi štai toksai rezultatas. Nu, sakykime, visai neblogas, bet aš esu numezgusi dalį ir jau net nuėmusi virbalus, kažką man reikėjo užbaigimą ar dar kažkam ir nebeprisukusi atgal. Tai nežinau, gal kažkada grįšiu ir numegsiu var štai tokios kojinės. Šiaip realiai pagalvojus, jos net galėtų būti puikios vyriškos kojinės. Jeigu, aišku, tik tai dydis tiktų, nes čia, jeigu aš neklystu, apsimečiau 68 akis. O vyriškom aš dažniausiai, kai mezgu, užsimetu 72-74 taip akis, nes pasikartosiu, aš esu kieta mezgė. Ir jeigu vat kitos šito metražo, to standartinio metražo siūlus gali megzti 2 numerio virbalu, tai jeigu aš numegščiau 2 numerio virbalo, tai mes galėtume jas, nežinau, 4 metų vaikų apmauti, kad jis jas nešiotų. Tai va, toksai procesas ir kai pirkau va šituos va Gazal siūlus, užmačiau toj pačioj parduotuvėje, kad pardavinėja kojinių siūlų su medvilne, kas man buvo visada labai įdomu išbandyti. Aišku, etiketė tokia jau pavargus, bet aš jau pirkau jos su pavargus etiketė, va Katė Bombay 2 vadinasi, spalva 75, 100 gramų. 460 netgi metrų, tai čia yra dar plonesnis už tą standartinį, kur būna 400 arba 420 metrų per 100 gramų. Ir sudėtis yra taip, 41% yra medvilnės, 39% vilna, 13% poliamidas ir 7% poliesteris. Ir šitas siūlas turi tokį, vat, nu, jis šiek tiek tamposi. Tai va. Aišku, aš pradėjau megzti tik nusipirkusi, bet kaip matot, mano progresas yra kol kas dar tik toksai. Taip. Tai štai. Daugiau, žinokit, iš pirkinių, apart vat siūlų megztiniui, nelabai aš ką ir turėjau. Pirkau, tarpitko pirkau porą kamoliukų. Štai tokių siūlų. Tai yra Rosarijos Mėja. Spalva yra, tuoj pasakau, 252. Spalvinis variantas toksai vat su žaliu.
Ir galiu parodyti, ką padaro mano šuo, pamatęs naujus siūlų kamuoliukus. Kaip tai atrodo? Aišku, etiketės jau nerasit, bet kamuoliukas atrodo maždaug taip. Naujas kamuoliukas ir šuns pamylėtas kamuoliukas. Tai va. Pirkau tokius 2 kamuoliukus, irgi meksikoinės, nes sako, kad koinė irgi labai geras siūlas. Tada nusipirkau pabandyti, visos čia, žodžiu, perkasi giriasi, šitie troseliai akims laikyti atsarginiams mezginio, bet dar vėlgi, kaip galite matyti, neišbandžiau. Čia yra iš Opri gamintojo, pirkau iš mezgimo zonos, nes dar nuo pernai metų esu užsimotyvavusi, pamačiusi vieną nuotrauką, vieno spalvinio varianto iš Crazy Zauberball siūlų, kurią pamačiau pas Daivą profilyje. Galėsiu įdėti nuotrauką, kas mane taip užmotyvavo, kad aš negalėjau susilaikyti ir tiesiog privalėjau nusipirkti. Tai va, nusipirkau Crazy Zauberball štai tokį spalvinį variantą, lygiai toks pats kaip pas ją nuotraukoje, kaip galėjote matyti. Ir štai kaip tai atrodo. Ir megsiu lygiai tą patį, ką mezgėjais. Koinės ir moliūgėlį. Tarp kitko, va, šitie siūlai irgi yra iš mezgimo zonos. Tai va, pirkau siūlus ir šitą va troselį. Va, toksai buvo mažas apsipirkimas mezgimo zonoje. Tarp kitko, išsiuntė labai greitai. Ir paskutinis dabar mano pirkinys, mangi trinktelėjo galvon, kad aš, gal vis dėlto norėčiau kada nors pamegzti su mediniais virbalais. Aišku, žiauriai norėjau lantermūnų, bet kaip žiūriu dabar atsiliepimai apie juos, kad tai yra, akimirkos žavesys, galima tai pasakyti. Nežinau, galbūt tos, kurios turit mezgat, esate nežmoniškai pabandžiusios, aš pati nebandžiau, tik girdėjau iš kitų mezgėjų, kad nusiperka, pabando ir tas žavesys po truputėlį išblanksta. Tai aš pagalvojau, kad geresnio varianto už čiaugų bambukinius aš kaip ir gal nerasiu, gal neatrasiu, nežinau, tuo labiau, kad turiu koinę megzti čiaugų bambukus. 3 numerio mezgasi ganėtinai smagiai ir tie galiukai yra labai faini. Pas mane dabar jau fone gali girdėti garsų, nes susitiko šuo su katinu. Tai va. Ir nusipirkau 3 numerių, tokius einamiausius virbalus, tai yra taip. 3,5, 4,5 ir 4, kuris pas mane jau yra prisuktas prie valo. Šiaip originale dėklė jų eina valai kitokie negu štai šitie, bet aš pasirinkau juos sukti prie štai šito raudono valo ir kartais, kai man užeina momentas, aš imu ir mezgu jais. Tai tiek naujienų tam karteliui, laikas pas mane jau tuoj bus eiti susirinkti sūnų po mokyklos, nes baigsis pamokos. Ačiū už kartu praleistą laiką, tikiuosi jums buvo įdomu, naudingo vargiai ką sužinojot, bet manau, kad bent pamezgėt ar pažiūrėjot su džiaugsmu. Tai kągi tada, ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių mūsų susitikimų. Iki.